Profesinės sąjungos kyla prieš valdžią. Situaciją aptariam su Kęstučiu Masiuliu, parlamentaru, Gitanu Nausėda, ekonomistu ir SEB banko prezidento patarėju, bei Artūru Černiausku, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku. Tai mes užkabinom klausimą prieš pertrauką, vis dėlto, kodėl mes tiek mažai uždirbam. Atrodo, tokie darbštus, sunkiai dirbam, atlyginimai 5-6 kartus kartais skiriasi nuo vakarų Europos valstybių už tuos pačius darbus. Taip. Iš tikrųjų taip yra, žiūrėkit, dar aš sugrįšiu prie pelno mokesčių. Vis dėlto profsąjungos neteisingai čia kelia klausimą, negalima pelno mokesčių dengti sodros sistemos, nes tai yra skirtingi biudžetai. Iš to pensijų nepadidins, jeigu būtų pelno mokestis. O dabar atsakant į tai, ką jūs sakote, tai Lietuvoje mes turim dabar gamybos sektoriuose. Tai iš tikrųjų mes gaminame ne taip efektyviai arba ne taip našiai. Kitas dalykas, kad į mūsų sektorių susikėlė tos gamybos sritis, kurios, tarkim, Danijoje, Italijoje ar Vokietijoje iš viso negali egzistuoti. Dėl to, kad už tokius atlyginimus niekas ir net ir nebedirbtų. Na, tarkim, siuvimo pramonė. Tai jeigu lyginti mūsų atlyginimus baldų pramonė ir panašiai, tai tokios pramonės, jeigu jos orientuotas į masinį vartotoją, jau senai yra išvažiavusios į Kiniją. Kinijos gamintojas už $100 dirba laimingas ir tai jis gauna ten daugiau negu kiti. O Lietuvoje, sakykime, tenka už tą patį darbą, turint tas pačias stakles, tą pačią medieną arba tą pačią medvilnę, įsigytą tom pačiom kainom, mokėti daugiau ir konkuruoti tarptautinėse pasaulio rinkose, parduodant tą patį savo gaminį. Tai vadinasi, stebuklų negali būti, arba turi ženkliai būti didesnis našumas, kad žmonės galėtų uždirbti daugiau, ženkliai didesnis našumas negu kinų. O dabar kinų siuvėja ką, siūna lėčiau? Žiūrėkit, bet vis dėlto žmonėms... Tai štai ir gaunasi. Žiūrėkit, tie žmonės, kurie tikrasis, žiūrėkit, už tai šita vyriausybė ir priėmė tokią strategiją. Išvažiuoti, pagerinti mūsų visų gyvenimą, nu aišku, stebuklingai nepadarysi, bet ilgalaikiai perspektyvoje pakeičiant mūsų darbo rinką, orientuojantis į našius darbus ir į didelę pridėtinę vertę sukuriančius darbus. Kęstuti, bet paimkim konkretų pavyzdį. Šiandien išsiaiškinau, jog vykdant gyventojų surašymą, žmogus, kuris surašinėja, už vieno žmogaus surašymą gauna į rankas maždaug 1,68 centus. Ar tai nežeminantis atlyginimas? Vis dėlto apklausimas, 15-20 minučių, daug ko gali ir nerast namie, eit kelis kartus, bet mokama tokia suma, arti 2 litų už vieną žmogų. Artūrai, kaip jūs šitą situaciją vertinate? Kaip jau ir minėjau, tai visa didžiausia problema yra ne darbo užmokestį dydį, bet už kokį darbą tas darbo užmokestis mokamas yra. Ir man labai patiko, kad mes dabar šnekam, kad jeigu darbdaviui blogai, tai reiškia ir darbuotojui blogai. Mes žiūrim iš kitos pusės, kad jeigu darbuotojui blogai, jisai negali atsiduoti tam darbui. Pas mus darbas nėra vertybė. Va tam yra didžiausia problema, kad jisai, turėdamas savo darbą, jisai negali pragyventi. Ir tokie pasiūlymai mums gauti tokius darbo užmokesčius kaip kinams, į Lietuvą paversti Kiniją, tai aš tikrai nematau, kaip apie tai aplamai galima kirti. Jūs eitumėt surašinėti žmonių už 1,5 lito. Žmonės yra priversti tą visą. O jūs pažiūrėkit, kaip darbdaviai ieško darbuotojų. Reikalingas vairuotojas, turintis patirties, atlyginimas minimalus. Reikalingas patyręs operatorių staklių koordinacijų, atlyginimas minimalus. Ir tada mes pasižiūrim, darbo našumas, bet pasižiūrim, kiek prekių, būtent produkcijoje, sudaro kokią dalį gamybos kaštus, sudaro darbo užmokesčio dalis. Ir palyginam su kitom šalim. Tai pasirodo, pas mus tai yra daug mažesnė, 2-3 mažesnė suma skiriama darbuotojui, negu skiriama pas mus kaiminė. Toj pačioj Lenkijoje, toj pačioj Čekijoje, aš nekalbu apie Skandinavus, ten aplamai didelė dalis yra darbo užmokesčio. Pas mus tai sudaro mažiausia. Ir va tas pasakymas, kad su nuostoliais niekas, todėl, kad darbdavys siekia gauti pelną dabar, čia ir visiškai nežiūri į ateitį. Neinvestuoja į darbuotoją. Visiškai. Atlikus tyrimus, 80% darbuotojų pas mus yra nelojalūs įmonėm. Jeigu darbuotojas yra nelojalus, jisai
nedirba taip, kaip jisai gali dirbti. Bet vat, kai ateina krizė, kai reikia pasidalinti nuostoliais, kur buvo nuostoliai visi, darbuotojų atlyginimai visi, sumažinti viską, tai būtent tie patys darbuotojai turėjo dalinti su darbdaviu nuostoliai. O kai jisai gauna pelną, pelnas tai šventa karvė. Kaip sako darbdaviai, pelnas tai sėkminga investicija. Ir vėl sampratojat marksistiškai, žiūrėkit. Ir vėl vis dėlto priešinate laukiniam kapitalizmui. Žiūrėkit, ne laukiniam kapitalizmui. Bandykim suprasti. Sakysim, aš nesu darbdavys, bet bandau suprasti. Bandau suprasti jūs, bet ir darbdavį. Tai dabar darbdaviui staklės kokias nors, ten medžių frezavimo staklės, tarkime, kainuoja ar Lietuvoje, ar Italijoje, ar Kinijoje tiek pat. Taip? Darbuotojai kiną sumoka mažiau. Mediena kainuoja tiek pat. Kurioje vietoje jisai gali taupyti? Tai visą tai kainuoja. Tai jeigu darbo našumas būtų ženkliai didesnis, ar tada gali tik tai kilti atlyginimas? Tai našumas yra dar ir našumas mažesnis. Daryti tyrimai rodo, kad daug įmonių... Tai ir stebuklo nėra. Žiūrėkit, per keletą metų įmonės iki krizės didino gan ženkliai pelnus. Atlyginimai tuo tarpu augo ne taip ženkliai. Nuo 2000 metų, kai buvo pradėta jau skelbti pagal naują metodiką vidutinio darbo užmokesčio statistiką, pamėginome įvertinti, kiek per tuos, reiškia, 10-11 metų padidėjo vidutinis darbo užmokestis ir kiek padidėjo tas vadinamasis ekonominis pyragas, kitaip mes jį dar matuojame nominaliuoju bendruoju vidaus produktu. Tai yra realus BVP atsižvelgiant į infliaciją taip pat. Na, statistika, aišku, galima skeptiškai mestelėti, kad statistika tai yra didžiausio melo rūšis, bet ji nepatvirtina šitos hipotezės, kad darbuotojai yra apiplėšinėjami. Tai yra tiek vidutinis darbo užmokestis padidėjo kažkur apie 100%, tiek nominalus BVP padidėjo 107%, šiek tiek daugiau. Bet iš tikrųjų perskirstimo jokio ypatingo tarp darbo ir kapitalo neįvyko. Galima, aišku, būtų ginčytis, kad pas mus lyginamosis svoris darbo užmokesčio bendrajame vidaus produkte yra iš tiesų nedidelis, galima būtų, su tuo galima būtų sutikti, bet dinaminiu požiūriu. Iš tikrųjų, mums kartais susidaro įspūdis, kad atlyginimai atsilieka nuo pelno didėjimo dėl to, kad mes paėmėme tik tai ekonominės gerovės laikotarpiu, kai pelnai pradeda augti, natūraliai atlyginimai tik tai po tam tikro laiko pradeda vytis, nes iš pradžių būna didelis nedarbo lygis ir taip toliau ir panašiai, bet mes visiškai neįkalkuliuojame tų laikotarpių, kai yra ekonomikos sunkmetis, kai yra nuostoliai. Jūs sakote pasidalinta. Tai praktiškai, jeigu nuostolis buvo verslininko minusinis gamybos rezultatas, tai net ir minimalių atlyginimų mokėjimas jam yra nuostolingas. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Kad iš esmės nuostolio metu darbuotojas turėtų net primokėti darbdaviui, idant dirbtų toje įmonėje. Na, skamba, aišku, kvailokai, bet iš tikrųjų tai yra tikrasis 100% nuostolio pasidalymas. Žiūrėkit, Gitanai, dar svarbus dalykas. Jūs reikalaujat įvesti šalyje progresinius mokesčius. Turtingi žmonės nuo savo didesnių pajamų turėtų ir mokėti daugiau. Toks principas. Kęstuti. Aš atsiprašau, mes kalbam ne apie vien darbo užmokestį. Jeigu kalbėt tik tai vien apie darbo užmokestį, ta progresinių mokesčių sistema yra iškreipiama. Apie visas pajamas. Apie visas pajamas. Ir kas vienas labiausių akcijos, tanjemai, dividendai, visi, kur labai įdomus momentas. Sakykime, dividendai pas mus yra apmokestinti tik tai 15% tarifų. Ir kai kurie verslininkai, ypač būdami savininkai ir vadovai, jie neima darbo užmokesčio, gauna minimalų, bet gale metų gavę dividendus, jie jį pasiema kaip kompensaciją tai už darbą. Ir jo apmokestinamas yra grinai tik tai 15%, nors mūsų nuomonė nuo dydžio jisai turėtų didėti. O kai kurie mažos sumos visai galbūt neapmokestinamos. Gerai, dėl progresinių mokesčių tada abiejų dar. Panagrinėkime, žiūrėkit, aš manau, kad tas reikalavimas neduotų jokio rezultato, netgi duotų priešingą rezultatą. Nagrinėkime, iš dalies progresinė mokesčių sistema jau įvesta yra, nes kuo daugiau žmonės uždirba, to daugiau ir sumoka. Taip yra jau Lietuvoje, dėl neapmokestinamo pajamų dydžio padidinimo, sakykime. Bet čia kalbate apie darbinės pajamas, profsąjungos kalba apie visas pajamas. Dabar paimkime investicijas. Na gerai, jeigu mes, žiūrėkime, jeigu mes apmokestintumėm investicijas, tai mes netektume investicijų. Jeigu mes dabar apmokysim aukštas technologijas arba žmonės, kurie dirba, va dabar atsiranda darbų aukštose technologijose, tai mes papjausim to žmonės arba papjausim interesą tokias darbo vietas teikti Lietuvoje. Bet jie ne vien apie darbinės pajamas kalba, jie kalba apie visas pajamas. Paimkime, apmokestinkime, sakykime, iš akcijų gaunamas pajamas. Tai dabar
visiškai niekas netrukdo pervesti pinigus į kokį nors, nežinau, Šveicariją, dar kažkur, kur yra neapmokestinamas tokias pajamos, ir iš ten, iš šito banko vykdyti tas savo investicijas. Tai mes... Kitaip sakant, sistema vis tiek reikia suprasti, kad pasaulis yra globalus ir darbo rinka, ir investicijos, ir kiti dalykai yra globalūs. Ir jeigu mes galvojam, kad čia Lietuvoje apsitversim sienom ir tai nepaveiks, tai mes tik tais paprasčiausiai sukelsim stimulus žmonėm kažkur tai... Gerai, dar Gitano trumpai nuomonė. Yra civilizuotos pažangios valstybės turi šitą sistemą. Tai yra jau visgi šioks toks žingsnis į priekį, kai kalbama apie visų pajamų progresyvinę apmokestinimą. Nes yra kai kurių politikų, kurie apskritai, reiškia, elgesi panašiai kaip, Leninas kažkada žiūrėdavo į darbininko aristokratiją kaip į didžiausią priešą, net buržuazija buvo daug geresnė negu darbininko aristokratija. Ką aš noriu pasakyti? Tai yra, kad pajamos didesnės būtent samdomųjų darbuotojų, daugiau uždirbančių, būtų apmokestinamas daugiau, tuo tarpu kapitalistai, verslininkai mokėtų mažiau. Bet nepaisant to, progresinių mokesčių sistema šiuo metu, mano nuomonė, tikrai rezultato neduotų, iš dalies tą jau minėjo ponas Masiulis. Viena vertus mes kalbame apie Lietuvą kaip apie patrauklę aukštosiams technologijoms šalį, mes norime pritraukti tas aukštasias technologijas, kviečiame IT bendrovės, kita vertus pranešame jiems gerąją naujieną, kad štai šitie kvalifikuotesni darbuotojai bus apmokestinami 30 arba 40% tarifų. Negi Amerika nepritraukia investicijų, vakarų valstybės. Tuo tarpu, kai Latvija gretima mūsų esančioje liks tas pats gyventojų pajamų mokesčio tarifas, Estijoje liks tas pats. Mes pralošim konkurenciškai. Aš manau, kad mes tikrai pralošime ir tai yra labai nesunku įrodyti, nes net ir dabar, kai yra svarstoma dėl to, kur steigti operacijų padalinį, atskaitomybės padalinį, kurioje iš Baltijos valstybių, yra labai lengvai lentelėje pasižiūrima, kokie yra mokesčių tarifai, kokie yra kaštai susiję su įsteigimu ir taip toliau, ir priimamas sprendimas. Gerai, tai vienu sakiniu, Artūrai, tenkina jūsų lūkesčius tokia diskusijos. Man tai labai keista, aš kažkaip tai pasižiūriu, kad iš Švedijos ir Skandinavijos, nors ten progresiniai mokesčiai ir ta mokestinė sistema yra ganėtinai svari, sakykime, verslui, darbo jėgai, bet žmonės čia nevažiuoja, čia nedirba, kadangi geresnė mokesčių sistema. Kažkodėl tai mūsų lietuviai emigruoja tenai ir jie tenkina tą progresinę mokesčių sistemą. Gerai, aš turiu sustabdyti. Ačiū Jums, dėkui, kad atvykot, dėkui už diskusiją, ačiū žiūrovams, šią laidą žiūrintiems. Karštas vakaras kiekvieną darbo dieną, pirmadienį, ketvirtadienį, be 8:30 vakare mes esam Facebook'e bei pasiekiami elektroniniu paštu. Likit su Baltijos televizija.